Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Naujas sezonas prasideda. Sportuok net iki 50% pigiau su Easy nariste pirmus 6 mėnesius. Sportuok Gym+. Tavo verslui reikia erdvės. Erdvės idėjoms ir kūrybiškumui. Tai erdvės pripildytos inovacijų ir pažangių sprendimų. Nordspace – išmaniai valdomi verslo boksai. Kągi, UTMA 17 jau visiškai netrukus vasario 21 dieną mūsų laukia veiksmas Kaune. Žalgirio arenoje UTMA vėl sugrįžta į Kauną tam, kad jums padovanotų kaip visada nepamirštamą vakarą. Na, o šią dieną ar vakarą, kada bežiūrite, pabandysime praskaidrinti mes, aš Ignas Grinevičius, mano kolega Martynas Nesavas. Sveikas gyvas. Sveikas, Ignai. Taip sukamės greitai mes čia, ne? Sukamės žiauriai greitai. Į mėnesį. Kaunas. Kaip mėnesis, taip naujas miestas. Ką dar norėtum aplankyti? Tai viską, išėlė turą galim padaryti per Lietuvą, žinai. Aš norėčiau, kad būtų biškai šilčiau kur nors. Į Havajus nori. Kažkas, Havajai, Kanarų salos, maždaug toks būtų tikslas. Yeah. Bet čia gal šiek tiek vėliau. Bus tokios išvažiuojamosios atostogos, workationas vadinamasis. Tikrai. Dar daug karių mums padės padaryti šį vakarą prasmingą ir nepamirštamą. Tikiuosi, kad jūs taip pat kartosit ilgai šitos konferencijos žodžius, nes taip jau kartais, kaip žinom, atsitinka. Būna tų vyrų, kurie čia ima ir sukuria kokių memų, kokio turinio. Įrašo tą skrajojančią frazę, kur po to kartojam, visiems patinka. Įsirašo save, kitaip tariant, arba į kovos menų, arba į TikToko istoriją. Taip, o vasario 21 dieną be abejo bus labai daug įspūdingų kovų ir tikrai geriausių UTMA kovotojų, bet žinom, kad viską vainikuos titulinė kova dėl 75 kg kickbokso čempiono titulo. Jį ginantis Nikola Cvetkovičius grįžta į Kauną, na ir jam iššūkį bandys mesti, kaip matai. Mes turim nuotraukų, Hanse. Tikrai, Nauris Lukošiūnas, čia yra jo šansas dvikova dėl titulo. Generalinis UTMA organizacijos partneris, Top Sport informacinis partneris LNK.lt. Mūsų turnyro gėrimas, Martynai, Lucky Punch, tebūnie palaiminta UTMA, mes ir mūsų energija, kurios šitas gėrimas visada suteikia, ir tokiu būdu mes išgyvename šias spaudos konferencijas ir ne tik išgyvename, tačiau mėgaujamės kiekvieną tų konferencijų akimirką. Mums pasitikėjimo savimi suteikia Ball Ego, tai vyriška kosmetika, tačiau nebūtinai veidus, sakykime taip. Kiti partneriai suteikiantys begalę gražių akimirkų mūsų gyvenimuose yra Gym+, Nordspace, Radisson Hotel Lietuva ir Ago. Mes galim nieko nelaukti ir, kaip sakoma, Michelin restoranuose keliauti prie pirmojo vakaro užsėdimo. Tai taip ir judėkim. Taip ir padarykim. Tokiu atveju Milanas Majauskas, kickbokso kova, svorio kategorija iki 62 kg, mėlynasis kampas. Raudonajame kampe jo oponentas Žygimantas Kiudelis. Žygimantą net sienos pasitinka aplodismentais. Labas, garbė. Eurovizijos atrankoje nemačiau sąraše, gaila šiek tiek. Nespėjai užpildyti. Nieko tokio. Važiuojam toliau. Kickboksas, svorio kategorija iki 79 kg. Mėlynasis kampas Danila Matiuko.
Ir jo varžovas, kovosantis raudonajame kampe, Arnoldas Misiūnas. Dar viena kickbokso kova, kurios mėlynajame kampe išvysime Arsenijus Nikolajevs. Jis prisijungs prie mūsų jau per face-offus. Na, o Arsenijus varžovas Dovydas Levickis, raudonasis kampas. Na ir turime dar šiek tiek vienišių, kurie neturi varžovų, tačiau prisijungs prie mūsų šiam iškilmingam pokalbiui. Tai yra jūsų jau pamėgtas Justinas Gedminas. Ir Deividas Jemeljanovas. Bei tikrai pasilgtas Raimondas Avlasevičius. Visus turim. Pilnai užpildyti stalai, tai tada ir pradėkim šią UTMA 17 iš ankstinę spaudos konferenciją ir pradėkim nuo žmonių, kur turi oponentų čia prie stalų. Tai Žygimantai, Milanai, pradėsim nuo jūsų. Tada gal aš nuo tave, Žygimantai, tu arti manęs, tai mes ir pasikalbėsim truputėlį. Įsirašėjau pagaliau tą pirmą pergalę, turėję, jau pačiupinėjai, galėjai pasimėgaut. Kaip ilgai šventėjai? Bet per Kalėdas, naujus metus su šeima pabuvau. Nugalėjau brolį, dabar vyresnį brolį, visą šeimą skersim. O, Majauskai bus. a changed man. Taip, nugalėti ir tikiuosi trofėjų pasikabinti. Irgi pas save. Man lyg pasibaigs tavo laimėjimų serija. Ties tuo. Pažiūrėsim, aš tikiu, kad pavyks įrodyti savo pranašumą, tvirtumą. Kaip kad pavyko prieš to jaunesnį brolį. Manau, tu būtum geresnis vedėjas nei kovotojas, žinau, čia, Utmui. Galim pabandyti. Keistis. Kokį kartą apsikeisti. Nu, palieku jums darbą šį, puikiai vedat. Dėkoju jums už atliekamą kokybišką darbą. Na, aš ringę noriu rodyti savo pranašumą, savo jėgą, pažadinti vidinį žvėrį ir tikiu, kad tai padarysiu. Bet Žygimantai, čia šiaip Ignas teisingai pasakė, toks pasikeitęs žmogus, tą pirmą pergalę iškovojai prieš Pavelą Majauską, dabar jau pasiruošęs. Skersio. Jau čia negirdėtas žodynas, kaip iš to. Pasitikėjimui gal. Ateis kitą kartą sakys, aš esu jis. Taip, iš tikrųjų pasitikėjimas išaugo, drąsa taip pat, jaučiuosi patogiau ringę, valdau save, kūną ir dėkoju savo už pasiruošimą, kuri irgi duoda pasitikėjimo ateiti tvirtai ir pasirodyti gerai. Kaip su Godo problema praleidai laiką? Gal toks įdomesnis klausimas būtų. Aš su ja visą laiką linksmai, šauni moteris, gerai juokauja, tai niekom nebuvo intimaus, bet pajokavome. Neprisidarėt problemų? Ne, nepasidarėme. Man dabar truputėlį ir keista pereiti, žinai, prie turimtės. Aha, tu gali kažką apie sportą paklausti. Jo. Man tai įdomiau būtinis žmonių gyvenimas. Milanai, šiaip aš tavęs dar norėjau paklausti, jau čia Žygimantas įvardėjo tą pagrindinę temą, apie ką mes tikriausiai išnekėsim dar ilgai iki šitos kovos. Tai žinom, kad jisai įveikė Pavelą Majauską UTMA 15 turnyre. Tu čia keršto vedinas ateini, įrodyt kažką Majauskų vardu? Taip. Aš pilnai įrodysiu tai. Šią kovą tikrai laimėsiu. Pasiruošiu 100%. Ir nebus tikrai, kad laimėsi vien kojų smūgių. Žinai, čia Pauliukevičius mėgsta sakyti, iš kairės, iš dešinės, pliuchos, nuplosiu kumščio, tu kokį receptą turi? Tiesiog iš jų galvos padarysiu būgną. O, geras pareiškimas, dėkui, malonu, kad taip. Dėkui, malonu. Kuom tu manai, Milanai, esi geresnis už savo brolį, kad taip tvirtai gali teikti, kad va čia būgnas dabar iš Žygimantą liks tiesiog? Aš manau, aš geresnis gynyboje. Tai čia didelis pliusas yra. Tikrai nebus, kad laimės kovo laukikais. Yra šaunuolis, ruoškis viskam. Aš pasiruošęs. Koja gali kilti ir į galvą. Jau pasiruošęs. Šaunuolis. Bet pas mane taip pat ir rankos. Pamiršk, kad jos juda greitai, taikliai. Taip. Aš mačiau, kai greitai juda tavo rankus, kai tu pavargsti. Juda tavo rankas. Aš turiu pasiūlymą jums kažkuriam šeimą dainai. Gal tiek, ne?
Nu čia įdomu Šiais bus, dviem man atrodo, kovais. dar jie turės daug laiko pasikalbėti tarpusavį ir iki galo čia išsiaiškinti. Aš Šeimos labai- peripėtės, naujų asmeninių ambicijų pakilusių, čia pasitikėjimo lygio naujo. Asmeninių nuotykių, asmeninių ambicijų. Tikėkime, kad iki kol kova įvyks, jų bus dar tikrai nemažai. Važiuojam toliau. Danila Matikov, Arnoldas Misiūnas. Nu, Danila, kol kas sudėtingas startas UTM organizacijai. Palengvinsi šį kartą savo kelią. Iššūkiai irgi nėra, kad lengvėja. Nu, iššūkiai nelengvėja, bet ir su ta serija pralaimėjimų nesakyčiau, kad kažkaip turnyruose į apačią kardos lenku, tik kažkaip kylu su tais pralaimėjimas, tai kas bus po laimėjimo. Nu, norėtume pamatyti, aišku, matė Arnoldo kovą su Buinicku. Kaip vertinė tuos įvykius ten? Nu, iš tikrųjų, maniau, kad taip ir pasibaigs tam pirmam raundui ir nesitikėjau tų dar 2 raundų. Tai Niekas nesitikėjo. Tai va, tai ši kova, manau, bus, kas mažiau perdegs, tas ir laimės. Čia ne sportinė prasme bus kažkas, o čia va, kas psichologiškai susitvarkys. Tiek aš, tiek Arnoldas perdega prieš kovas, tai kas susitvarkys, tas ir švęs pergalę. Aš pirmą, Arnoldas kažkelintą. Arnoldai, jau praėjo to laiko truputėlį, jau galėjai atvesti, nurimti, pasižiūrėti gal tą kovą su Oskaru dar kartelį, pasižiūrėti, kas ten nutiko, tai papasako, kas ten tau labiausiai takoja pakiša. Pirmas raundas jau pasodinai, atrodo, Oskarą, jau gali kažką daryti ir tada nutiko, kas nutiko ir lygiosios. Tai kas ten buvo? Lygiosios. Kodėl lygiosios? Ai, šiaip daug dalykų susideda greičiausiai pas mane. Bet žinau, kad planuojamas yra revanšas, tai pažiūrėsim. O kaip su dėgymu šį kartą? Didžiulė įtampa, iš tikrųjų buvo didžiulė įtampa, kurios nevertinau dėl MMA pirštinių. Reikėjo viską daryti su MMA pirštinėm. Pirmą raundą susmugiavus, pradėjau jausti, kad visą raundą tas kumštis yra suspaustas. Kaip bebūtų, kai sportuoju su kickbokso pirštinėm, visą laiką rankos atpalaiduotos, o čia visiškai viskas kitaip buvo. Ir šiaip, aš manau, įtampa tos, kaip sakant, nėra lengva su MMA pirštinėm kovoti. Plius dar labai pergyvenau dėl jo Muay Thai visų sugebėjimų, bet, patys matėt pirmą raundą, aš manau, kad ten viskas buvo aišku, dabar reikia padaryti taip, kad dar likusius 2 raundus manęs nepavestų ištvermė ir šitą pergalę pasimsiu. Arnoldai, šiaip daug kalbam apie tą ištvermę ir ne pirmą kartą prieš kovą apie tavo ištvermę kalbam. Nusistatėjau galų galiausiai, kur ten ta problema yra, kaip spręsti. Reikia tą klausimą, kad nebereikėtų kalbėti ir apie kitus dalykus, galėtume su tim geriau prieš kovą pasišnekėti. Jo, čia kažkiek galvoju, kad tai yra, mano visas sportas dabar yra tokia vienišio sportas, sportuoju vienas visą laiką dažniausiai. Tai nėra gerų sparingų, greičiausiai nėra didelės įtampos, nėra didelio pasipriešinimo ir keista, nes pavyzdžiui vasarą nesportavus maratonus galiu bėgioti, išvažiuoti, kad ir pasisparinguoti kažkur, gali 10 raundų atsisparinguoti, o kovoje įvyksta kažkokia chemija, užrūkština organizmą ir... Bet sakau, link to mes einam, ne mes, niekas neina su manim, aš vienas tam sportui, tai... Bet taisau tas problemas ir manau, kad ištaisysiu. Tai reikia nesportuoti tada ir maratonas. Lengviau bus tada. Ir maratonas yra tada, Bet Arnoldai, dar vienas klausimas. Tau nėra keista, kad taip ramu dabar? Nes šiaip mes pratę tave matyti ir per spaudos konferencijas, ir per viską, kas yra iki kovos, su daug pasišnekėjimų, įtampų, apsižodžiavimų. Dabar sėdi kartu ten Danila Matikov ir taip ramiai, išsiaiškinsim, kas čia degs, kalbam apie praėjusias kovas, toks emocinis truputėlį nusėdimas, taip ramu, gražu. Jo, taip keista, laukiu, kol kažką pasakys, kad galėčiau kažką atsakyti, laukiu, kad užvestų. Neturi Danila kokio kozeriuko paruošęs, kad bent jau biškį pasišpaguotume, nes Arnoldai liūdna, iš čia pripratęs prie Rimkenzo, prie Dirkščio, kai jau reikia šaudytis. Čia pamatysim vieną iš šitų veikėjų, aišku, bet... Tai aš irgi galvojau ir tikėjaus, kad bus kažkaip labai ramiai, reikia kažką gal sintetinį konfliktą kažkokį padaryti. Lucky punch kokį susmugiuot. Ne, matau, čia neužkais šiandien. Artėjant turnyrui. Gal šiek tiek pakaitinsim. Čempioną turim sugrįžusi. Dovydas Levickis. Sveikas gyvas. Kiek naktų su diržu miegojai? Nežinau, iš tikrųjų. Padėjau tą diržą salėje, tiesiog padėjau ant lentynos ir viskas. Judam toliau, dirbam toliau.
malonu, aišku, kai atsiperka sunkus darbas ir pasidžiaugiau tais vaisiais ir skinsim pergalės toliau. Ką, akinukai gero? Mano akis šviesom jautros, tai užsidėjau akinus, kad viskas paprasčiau būtų tiesiog. Žinai, kai čempionas reiks būti. Ateitis per šviesą. Ką Arnoldas sakė? Sakė, ateitis per šviesą. Sako, man yra toks rylas, sako, man reikia akinių, nes mano ateitis per šviesą. Nu, kaip galvoji, Arsenijus užtemdys tą ateitį šiek tiek? Ką galvoji, ar iš vis ką nors galvoji apie šitą varžovą ir žinai? Aš žinau, kad jūs jau susitikę buvot šiaip su Arseniju, ne? Jo, mes prieš 3 metus esam kovoję mėgėjose Lietuvos kickbokso čempionate. Tai aną kartą aš, sakyčiau, užtikrintai laimėjau iš tikrųjų tą kovą. Tai manau, kad bet kokiu atveju dabar irgi savim tikiu, kad šitas rezultatas bus lygiai toks pat. Bet šiaip Arsenijus jisai geras kovotojas, tikrai negalima jį žiūrėti pro pirštus. Medaliai vakar Europos ir pasaulio čempionatuose kalba tiesiog už save ir tiesiog sako, kad tikrai jisai geras kovotojas yra. Tai tikrai ruošiamės atsakingai, bet man visiškai yra nesvarbu iš tikrųjų kokie tie pasiekimai jo, prieš ką jis kovojęs, prieš ką pralaimėjęs ir šiaip ką padaręs. Yra tas faktas, kad aš kai kovojau su juo prieš 3 metus, aš laimėjau ir dabar bus lygiai tas pats vasario 21 dieną. Dabar ne dėl diržo kovosit, bet iš esmės esi vis tiek jau UTMA čempionas ir tai duoda tam tikro, tokio pridėtinio svorio ir tau, ir tavo visiems pasirodymams. Jauti, kad kiekviena dabar tavo kova, kai jau užsidarei tą praeitą etapą ir jau tapai čempionu, kad ir dėl ko jinai būtų, yra svarbesnė tau pačiam ir atsakingesnė dėl to, kad, truputėlį jau daugiau svorio ir vardo nešies iš paskas. Tai kad ir oficialiai šita kova nėra dėl diržo, vis tiek realiai aš ginu tą titulą. Nes tas statusas vis tiek yra to čempiono ir aš pralaimėjimas kainuotų tiesiog daug. Bet taip ar taip, jisai nelaimės tiesiog prieš mane ir viskas. Jo, negali gėdos darytis, kitaip tariant. Ne, tikrai ne. Yra statusas UTMA čempiono. Raimondai. Vienišiai liko. Labukas. Sveikas, sugrįžęs, nebe čempionas dėja, bet, toks ir perėjimas gavosi, buvai čiupinėjęs tą diržą. Jo. Tai tada su tavim pasikalbėsim. Ar pilnai atsigavai jau po rugsėjo, ar jau sugrįžai pilnai jėga, kaip tie vako čempionatai, viskas, kaip dabar atrodo Raimondas šiandien, kaip jaučiasi? Oi, jaučiasi puikiai, kaip visada, pasiruošęs pasimušt, nes man tai daryti labiausiai patinka. Atsigavęs ar po rugsėjo faktas, aišku, noriu kovot. Po rugsėjo mėnesio turėjau dar pasaulio čempionate kovų, tai nemegojau. Sportavau, ruošiausi. Šiaip sportuoju visada. Man sportuot patinka, nes kai sportuoju galiu daugiau valgyti. Kaip su valgymu? Turi kokių nors naujų patiekalų, kur man padovanosi, gal pavyzdžiui, po kovos? Aš galvojau, klaus, ar neturiu valgymo sutrikimo dar. Aš irgi gal turiu, žinai, tai ieškau draugų. Ne, iš tikrųjų, tai pažiūrėsim. Ta spurga buvo tau skanytų, man sakei, tai visko čia gali būti. Gerai, ramu tada. Raimondai, dar nežinom tavo priešininkos, kurios susitiksi vasario 21 dieną Kaune. Dar nežinau, tai tu man galėsi pasakyti, kokioje svorio kategorijoje lieki. Bet link ko aš vedu? Nieko nežinom, ką paklausti tada? Bet aš žinau, link ko aš vedu. Aš sakau, kad ir tu daug kartų esi sakęs, kad tiesiog mėgsti muštis. Taip. Ir tau čia yra esmė, išeiti į ringą, gerai pasimušti, lik dėl to laimingu, grįžti namo, gyventi toliau, vėl muštis ir kartuojam šitą ratą. Bet reikia rinkti, žinai, su kuo. Grįžt namo, vėl muštis, kartuojam šitą, ne visai taip gal, ne? Dar reikia pauzės, ne? Grįžt namo, muštis, pauzę, tai... Tada jau. Gerai. O su kuo muštis tada? Kaune reikės, Raimondai. Su kuo norėtum pasimušti? Su kuo norėčiau? Danilą Matikov. Užimtas Danilą. Jokau, iš tikrųjų. Su kuo? Užimtas. Supratau. Tai priešininkas nesiena, galim patraukti. Arnoldai. Kas yra? Jokauju. Ne, iš tikrųjų, tai nežinau, su ko, man nelabai yra skirtumo, su ko kovot, nes aš einu į tą kovą kiekvieną kartą. Man vienintelis dalykas, kas man yra svarbu, būnant dabar, ne dabar jau, visą laiką, kas būnant man sportininko kely, man yra vienintelis dalykas, kas yra svarbu, tai yra išlaikyti aktyvumą. Prieš ką kovoti, man nėra svarbu. Tai kas norės, kas galbūt mes iššūkį, visada prašom, aš už visokius Aš už tai, kad tu su Mantvidu Peredniu sustatytum piršinės, jūs
Viens kitam verti priešininkai. Labai malonu. Tai va, jeigu ir toks variantas, va, su Mantvidu Peredniu, man tinka iš esmės tie variantai ir Mantvidas dar yra 77 kg čempionas, tai tos 2 kg pakelti nieko baisaus, galima sukovoti ir dar dėl to diržo, galima. Viskas yra gerai, man patinka kovoti, aš einu kovoti ir aš visą laiką, aš manau, kad aš esu dar toks pakankamai jaunas kovotojas ir aš neturiu čia labai tos didelės patirties, dėl to man kiekviena kova yra, labai smagus experiences ir labai smagus naujas iššūkis. Tai va, aš kiekvieną kartą ieškau savo iššūkį. Raimondai, dar vienas dalykas, kadangi čia apie kovą tiek daug neprišnekėsim, tai apie gyvenimo truputėlį sveikinu, tapai tėčiu. Svarbus ir fainas dalykas. Kaip keičias kovotojo kelias dabar, kai esi tėtis? Jautėtų didesnių pokyčių kažkokių? Kažkokių pokyčių tai nejaučiu iš tikrųjų, nes, kai tu tampi tėčiu, tu darbo specifikoje netampi kažkoks kitoks specialistas, tai čia lygiai tas pats, tai yra mano darbas, tai yra mano hobis, tai yra mano pomėgis, kur aš ateinu save realizuoti, tai kaip aš moku, tai man kažko pakeisti nieko nėra, tiesiog man turbūt pasisekė, kad aš turiu labai gerą žmoną, kuri apsiema daug dalykų padaryti, kad aš galėčiau visiškai ramiai ruoštis ir nereikėtų man blaškytis į kažkokius pašalinius dirgiklius. Tai vat, vienintelis dalykas, kas yra, tai turbūt gal kažkiek pradžioje buvo išbalansuotas miego režimas, bet dabar miego režimas puikus, nes žmona apsiemus su dukrele naktį, kol aš miegu ir ilsiuosi prieš treniruotės, tai sportuojam taip pat, nieks nepasikeitė, 2 kartus per dieną, smaginamės, mušamės salėje su Hebra. Tai yra... Čia patikslina. Čia yra smagiausias dalykas, žinokit. Man yra pasimušti, yra geriausias dalykas. Aš po kovos visada būnu įsišiepęs. Man smagu, nesvarbu, būna praleisti tų smūgių, ten viskas yra faina, nes tai yra mano savirealizacija. Aš taip moku savirealizuoti, aš tą moku daryti, visai neblogai man tai tikrai pavyksta ir aš todėl noriu tęsti šitą kelią. Va toks kovų frikas, Raimondas. Ir prieš kovą išsišiepęs, nežinot, su ko kovos. Bet gerai, kad kovoju tik tai ringe. Gerai. O mes matchmakerį naują turim. Ne, tai čia Žygimantas viskas, jis visus aš atsiprašau, aš galvoju, kad Žygimantas Kiudelis taip kėlė galvą, aš galvoju, kad jisai man nori mesti iššūkį, aš net biškį pradėjau lenkti žemyn. Ne, jis kitus siunčia. Ne, aš supratau. Jisai vadybininkas. Menininkas, vadybininkas, daugelio talentų žmogus. Ir dar vienas daugelio talentų žmogus sėdi tau po dešinę. Taip, Justinas Gedminas. Sveikas, Justina, irgi sugrįžai po ilgesnės pertraukos. Jo, sveiki. Ir netoks stilingas, kaip išėjai? Nekomentuosiu šitą. Kol tavęs nebuvo, Justina, žinok, ir Žygimantas spėjo dar ir pergalę pasigriebšė, daug dalykų visokių buvo. Kaip tu tą laiką praleidai be jutėme į ringą? Tai realiai mes kovotojai esame, laik sportuojam, kad ir nesiruoši varžybom, vis tiek eini dėl savęs, dėl savijautos. Įpratę esam prie to fizinio krūvio, kuris yra tikrai labai reikalingas kasdienybei. Jeigu nenueini, tai būna ragas. Tai ką, aš veikiau karočią. Treniraus. Ką šį priklausimai? Tai aš galvoju, gal ką, žinau, ilsėjais, nieko neveikiai. Dabar 8-5 sversi kokius. Ne, jau dabar metu svorį realiai, kas keičia šitoj kovoj, tai kad pradėjau žymiai anksčiau mesti svorį. Tai manau, kad turėtų pasimatyti ties ištvermę. Šiaip su psichologija tai viskas kaip ir gerai man. Realiai kovoti irgi visai neblogai moku, kiek žiūrėjau video. Bet grinai iš video sprendi. Ką? Grinai iš video sprendi. Jo, video ten gali pastabdyti biškis, susilietinti, karočią, pasižiūri normaliai. Aš tik džiaugiuosi, kad po Justino kovų, man atrodo, dar kiekvieną kartą nelegalių streamerių mažėja Lietuvoje, tai čia toks geras dalykas. Žinutę pasiuntė Justinas, man atrodo, išgirta, kam reikėjo. Jo, darau. Jeigu dabar kas nors nelegaliai streamins, nueis išjungs į jūsų vietą, į jūsų parterį, ne parterį, nes į 4., 3. aukštą užlips išjungs dabar, jeigu kas nors streamins. Nelegaliai sutarėma, ne? Taip, geriau pirkit tas transliacijas, paskui bus skaudu.
Justinai, neslėpkim, žinom, kad kausės su Mato Poltaražinsko ir Osvaldo Fedorovič dvikovos nugalėtoju. Su kuriuo labiau ten norėtųsi tau sukovoti? Nežinau, iš tikrųjų pas mane kategorijoje labai daug tų žmonių yra ir jie čia visi susirikiavę į eilę yra, tai nėra skirtumo, man iš tikrųjų ta eiga. Čia ne pirmas esi, kur žadė, ne? Jo, ne pirmas jau žadė, ten prasivalyta kategorija, ten žudikų nemažai šiaip. Nu tai su laiku pamatysim, kas ką gera. Čia fight card'e vietos neužteks, ne tik po Vilnių ir Kauną reikės važinėti, man atrodo. Pas tave gal reiks į namus atvažiuoti? Jo, Šiauliuose tai tikrai padarysim utmą anksčiau ir vėliau, bet tai turit, čia biški duoti, žinot, dėmesį. Nu, tiesiog parodykit Šiauliai, kad egzistuoja utmoje, ne? Nu, Šiauliai utmoje tikrai egzistuoja, šito dalyko nepaneigsi. O su Matu revanšo taip norėtųsi? Ne, tai aišku. Norėsiu iš tikrųjų pasitikrinti ir su Matu ir su Fedorovičium ir, kaip ir sakiau, dar yra tų žmonių. Čia organizacija klesti, organizacija auga ir manau, kad tikrai dar ne vienus ir ne 2 metus matysit, kaip aš ir mano kolegos kovoja, tai čia nėra kur priskubėti. Pamatysit visas 2 kovas. Gerai, visi čia visus nuplot nori, gerai, kad mūsų svorio kategorija virš visų, Martynai. Ramiau, grėsmė yra, šiek tiek mažesnė. Tik ką, liko dar vienas? Vienas karys, Deividas Emilijanovas. Sveiki. Tai dar vienas po pertraukos sugrįžtantis čia toks sugrįžimų vakaras. Visi pailsėjo, atsigavo, dabar nusprendė UTMA sugrįžti. Deividai, pastaroji tavo kova, tas pralaimėjimas šiek tiek pakeitė kryptį, ar gera pamoka buvo tavo? Labai gera pamoka iš tikrųjų. Reikėjo, aišku, nes norėjo gal skaudžiai tai, bet suvalgiau šitą, norėjau važiuoju toliau dabar. Ką išmokai? Nu, atsakai, gera pamoka, bet kur tas buvo pagrindinis pasimokymas? Ką atradai savyje, ką reikia keisti? Šiaip realiai, gal ta buvo klaida tiesiog su atsistatymu, seniai bebuvau šitoje kategorijoje. Realiai kokį 10 metų atgal gal svėriau 81 kg. Padariau tokią klaidą, prisivalgiau, sustojęs skrandis, bet nu čia ta prasme, čia visiems taip yra. Gali čia mazinti, ką nori daryti. Nemanau, kad Mes kartu su Deividu prisivalgiam. Dėl to Deividui pakišo. Taip ir gavosi. Aš jau žinau, kokių rėmėjų mums reikia UTMA. Tikrai žinau. Tik tai dabar, kol nesumokėjau, dar nepaminėsiu. Tai va, nemanau, kad, ta prasme, žiau kovą, 1, 2 raundas, nu tai tikrai, geras buvo ir tikrai mano naudai. Noriu pabaigti šitas sąskaitas, turiu savo listę jį, gal ne iš karto, bet, ta prasme, ateityje tai be kalbų, ta prasme, čia laukiu pas kitom ringo kampe. Tai dabar, kai ieškam tau priešininko, tikriausiai, kad liksi 81 kg, čia visgi norėtum šitai kategorijai toliau būti. Jo, viskas, numečiau svorį, darau svorį link to, visi drabužiai per dideli, reikia diržo, krenta kelnes, tad nežinau, gal organizacija pasirūpins šito klausimu. Oversizas madoj, nesirūpins. Ramu. Bet ne per liemenį. Ai, per visur, žinok. Tai gerai, jis sakys... Pažiūrėk, va, Martyna, ne oversizas bus tavo stelpina, kaip ir aš. Jis, sakai, sąraše, bet gal ne iš karto. Su kuo norėtum pratęsti šitą kelionę? Kai jau dabar jau sakai, apsipratai, gražiai tam svorį nugulsi, nereikės nei pervalgyti, nei nevalgyti. Kas gali būti? Tai realiai konkrečių vardų, pavardžių kaip ir neturiu. Yra 8-1, dabar kovos Mindaugas, Kulis. Vienas iš jų, jie numeris 1 Lietuvoje. Man noris tobulėti, ta prasme, su geriausiais kovotais ir lygiuotis juos ir kovoti su jais. Daug klaustukų, bet daug ir labai tvirtų vyrų ir didelių pareiškimų. Tai ačiū Jums labai, kai kurie jau žinot priešininkus, tai gerų dvikovo, kitų dar lauksim paskelbimų. Su kai kuriais pasimatysim dar ir face-offuose. Na ką, tęsėme iš ankstinę UTMA 17 spaudos konferenciją. Vasario 21 dieną UTMA vėl grįžta į Kauno Žalgirio areną. Bilietus galite įsigyti kakava.lt, o tiesioginę pay-per-view transliaciją galite įsigyti utma.lt. O mes su tavim, Ignai, judėkim prie kitų kovotojų, kurie pasirodys Kaune. Pajudam, aišku, kaip visada. Muay Thai kova su MMA pirštinėmis, svorio kategorija iki 65 kg ir raudonasis kampas Deividas Danyla. Deivido priešininkas vasario 21 dieną bus Čengis Leilas, bet jo šiandieną iš ankstiniai spaudos konferencijai neturim. Tai dėkim prie kitų. Dar viena Muay Thai kova.
su MMA pirštinėmis ir svorio kategorijoje iki 63,5 kg. Ali Končiu. Ali šioje kovoje kausis mėlynajame kampe, na jo priešininkų raudonajame kampe bus mums jau tikrai gerai pažįstamas ir įspūdingai UTMA ringe debiutavęs Ahavatas Gordonas, kuris dėja taip pat negalėjo šiandien atvykti į spaudos konferenciją, bet su juo tikrai dar pasimatysime. Nieko lauksim Kaune, ten jis jau mėgstamas. Na ir prieš tai, kol dar pristatysiu titulinę vakaro kovą, dar turime du žmonės su mumis šiandieną, kurie dar priešininkų neturi. Klajoklių tokių. Tai pristatykime juos. Iš Maroko, Akram Bermeki. Nu, ir... Dar vienas žmogus, kuris sugrįž į UTMA ringą, visiems puikiai pažįstamas. Dovydas Rimkenzo Rimkus. Prie Naurio. Labutis labai gražiai atrodai. Na ir ką? Tie kovotojai ir ta kova, kurios Kaunas ir mes visi UTMA 17 turnyre lauksime labiausiai. Kickboksas, 75 kg svorio kategorija, 5 raundai kova dėl čempiono titulo. Ir mėlynajame kampe, from blue corner, the challenger, žmogus, kuris bandys mesti iššūkį čempionai. Nauris Lukošiūnas. Dovydas jau čia pasistumė visus tris, tu susišausi visus ant karto dabar, ar kaip? Geltonas to labiausiai patinka, ne? Namo ir tada prieš naktį. Gerai. Na ir uždarykime šitą čempionišką kovą. Dabartinis UTMA 75 kg čempionas, UTMA 75 kg kickboxing champion, from red corner, raudonas kampas, Nikola Cvetkovič. Ir užsipildėm dar vieną sąstatą. Užsipildėm sąstatas, sąstatas tikrai neprastas, aš manau, čia bus šiek tiek apsikeitimų žodžiais. Nežinau, pradėkim gal nuo Deivido. Pasodinom pirmą ir pradėsim nuo pirmo. Ką Tailande gero? Kiek žinių pasisėmė? Viskas labai gerai. Mėla malonu sugrįžti, mėla malonu sėdėti čia ir laukti savo pasirodymo Kaune. Žinom, Deividai, kad tu esi tas meistras muita ir tikrai visą laiką stengiasi ir tobulinti savo žinias ir augintą žinių bagažą. Tai ką šį kartą iš Tailando parsivežiai, tokio, ką galėsim pamatyti Kaune? Turbūt pasivežiau aurą, gerą nuotaiką, šilumą, kurią dar vis laikau, nors nori iš manęs taip greitai atimti. Ne, šiaip labai puikiai stovykla, 2 mėnesiai gero, sunkaus darbo, liko pagalasti ginklus ir esam pasiruošę. Ką apie pirštinės galvojam, Deividai? Rugsėjo patirtis padėjo prie mažų priprast, ar kitos labiau patinka kaip? Ar puristas Muay Thai esi? Nu, aš noriu dar Muay Thai, dar noriu Muay Thai. Nu, kokios tos pirštinės bus, tokias mes ir imsim. Esam ir su vienokam kovojam, ir su kitokam, tai nežinau. Kažkiek tai rizikos prideda, bet aš apie tai negalvoju. Ruošiuosi taip, kaip ruošiuosi, atiduodu visą darbą treneriui, jisai sudėlios visus kablelius taškus ir mes busim puikiai pasiruošę vasario 21. Nustebinti. Čia mes jau praeitą kartą, kai rugsėjai dar Deividas kovojo, kalbėjom, ar bus tos rizikos daugiau su mažom pirštinėm ar ne. Pamatėm, kad viskas gerai, visgi galima kovoti ir galima nepatirtos didelės rizikos. Apie varžovą dar Deividai truputėlį, Čengis Leilas, jo dabar su mumis nėra, bet jam 26, kovojas jisai ir One Championship, daugiausiai iš esmės gal ir kickbokso kovų kaip ir turės karjerai, bet ir tos Muay Thai patirties turi. Ką apie jį manai, kas ten bus per kovą ir kaip tu ją matai? Tai priešininkas tikrai stiprus vien dėl to, kad kovojas One Championship jau daug ką pasako ir kad turi vardą, o aš mėgstu medžioti vardus, tai vienintelė koncentracija šiuo metu yra, kad jį nugalėti, o daugiau tai aš, kaip sakau, pirmą aš atidirbu, o daugiau man iš tikrųjų nesvarbu, kas stovės prieš mane ringę. Okay. Gerai, turim Ahavat Gordon ir Ali Končiu kovą, 2 užsienio kovotojai. Ali, tell us about yourself. What's your fighting style? In one, you had one Muay Thai fight, one kickboxing bout. What kind of a fighter are you? Labas, Lithuania. I'm Ali Koinju. The king is here.
I want to show my best performance into this match. I'm so excited this match. And yes, I have 2 match in one FC, 1 match Muay Thai, 1 kickboxing. But last fight Muay Thai, this match Rotang family, very popular in Thailand. But this match, dirt fight, I hope we can fight again rematch this fighter. I'm focused Ahavat Gordon. I will smash him. But you're good. You've accomplished a lot in Waco, right? Multiple time medalist. Thank you for this. I am Waco Kickboxing World Champion and European Champion. I am fighting 15 years old, 15 years amateur career. I have That's a lot. minimum 300 amateur match. I have so experience for this. Now I am only focused professional. Truputėlį išvers gal reikia, ką papasakojo mums Ali. Iš pradžių reikia pabrėžti, kad žmogus yra kovojęs One Championship, turi tenais ir Muay Thai, ir kickbokso kovą, yra kelis kartus tapęs ir Vako čempionu, ir medalininku, prizininku, bet ką aš išgirdau ir ką reikia išvers, kad su Ahavatu jisai pasiruošęs smešinti Ahavatą, aš net nežinau kaip geriausiai lietuvių kalbą. Traiškyti. Traiškyti, man atrodo, taip. Ali, about your opponent, we all know how many fights Ahavat had in One Championship. He's undefeated in Muay Thai fights. He had an impressive debut here in Lithuania, in Kaunas, especially against our fighter Bartoška. He had a win against him. Why are you so confident that you can defeat Ahavat in February? This match not hard for me because I trust myself. And yes, Ahavat now no lose. But every time fighting slow fighter, I am fast fighter. You'll be faster than him. Yeah, I am faster. I am technical. I am best. Okay, so let's not blink then, right? Negalima bus mirksėti. Negalima bus tikrai mirksėti ir aš tikrai laukiu, kada Ali su Ahavatu galės pasikalbėti, nes žinom, kad Ahavatas nepašykšti žodžio atgal, tai kai susitiks, man atrodo, bus dar karščiau ir dėl to šitą dvikovą tik tais taps įdomesnė. Bet dar vienas žmogus čia sėdi, labai ta rožinė spalva man traukia akį. Dovydai, labas. O, dabar pramušiai, gerai. Man tai ne tik tai rožinė spalva traukia akį, man ir tas kačiukas traukia akį, ir capūra kaip visą laiką. Čia jau mano merginos mane, kaip sakoma, užkrėtė šito spalva ir šito Hello Kitty dalyku. Tai taip kažkaip, šiaip norėjau labai kaip čia pasakyti, labai norėjau aš esu labai ištikimas vienam brandui kostiumu ir norėjau išskirtinį kostiumą nusipirkti, bet šiandien važiavau į Vilnių, sako, susirgė jie. Koks tas brandas? Top Sport? Aprangos kodas, bet Top Sport kitus dalykus reikia veikti. Nerengtis, bet irgi, šiaip tiesą sakai, viena mėgstamiausių brandų. Turi Top Sport rūbų, nemeluok. 100% teisingai. Po apačia yra. Ir šiaip ką noriu pasakyti, labai noriu džiaugtis, kad UTMA lepina visus kovotojus pačius skaniausių gėrimų Lucky Punch'ų ir noriu tiesiog pasakyti, kad, tiesiog mėgaujuosi šią akimirką, kad esu čia ir kad... Kad papėlin mėgaujasi, tai mes visi žinom, o ką dėl kovų galvojam? Jo, apie kovas, aš tavęs paklausiu. Mes dėl kovų atvažiavam pašnekėti. Tikrai taip, rugsėjai dėl diržo nepavyko išsikovot. Šiek tiek pritrūko, jo. Ko pritrūko? Pritrūko stabiliau ant kojų stovėt, o šiaip viskas buvo ganėtinai neblogai. Gal turėjau daugiau iš rankų dirbti, daugiau su treneriu mes pagal boksiuką judėjom, labai daug drilinom į lapkes. Visus 3 raundus mano akimis laimėjau, bet 2 pralašiau, nes knockdownai mano buvo, nes nukritau, kadangi taip ant kojų, ne per stabiliausiai stovėjau ir taip jau gavosi kaip gavosi, bet ta prasme, to nepavyko plano, kurį įvykdyti, kurį buvom suplanavę, ta prasme, su daugiau rankom mušęs būtų pasibaigę visai kitaip. Bet, yra kaip yra iš ko mokytis, yra kur tobulėti, bet kol yra kur tobulėti, tol labai smagu. Gal yra ką pagal boksą jau norėtum pakirst? Pagal boksą? Sakai, čia bandaisi. Ką, fainai būtų visai pasibandyti. Kas svorio kategorija, kieno čia būtų boksė?
Nu, čia yra tų vardų, žinai, boksas, kickboksas, čia galima ieškoti sąrašus, padėti, jeigu reikės, galėsim. Į pavėsį galima dar padėti, ne? Bet Dovydai, dėl stiliaus dar tavo. Nu, iš esmės tas jau testas buvo, man atrodo, gana rimtas ir rimčiausias, kai galėjai išsibandyti jau savo tą pressure fighterio stilių, tą agresyvų stilių. Liksi prie jo, nepamesi, tiki savim dabar jau iki galo, kad... Jo, šiaip labai tikrai nesitikėjau, kad Pereninis pradės antrų numerių dirbti. Ta prasme, tikrai mes labai daug ruošėmės, kad treneris buvo vietoje ir kad persimušinėjimams, bet pradėjo atsitraukinėti net nuo pirmo raundo. Tai taip šiek tiek man buvo toks šokas, bet davė pasitikėjimo savim ir visai šiaip džiaugiuosi tą kovą ir ta prasme visai yra kur tobulėti, pamačiau kur mano klaidos, su treneriu jas tvarkom ir važiuojame į priekį, toliau ką duos organizacija kovoti, su tuo kovosiu. Kokiam svorį, Dovydai, liksi? Šiaip labai norėčiau už 7, nes noriu greitesnis būti šiek tiek, bet kol kas 7-7, nes tas svoris vis tiek su metais labai greitai užauga. Vis dar tankas nori būti. Vis dar tankas, jo. Kaip šiaip gyvenimas? Buitis? Buitis, va. Šiaip visai neblogai, va, su mergina gyvenu. Mokausi, treniruotės vedu, sportuoju ir ką čia daugiau. Ką mokėsi? Dabar fizinį ir sveikatingumą vedu. Ok, ir daraisi sveikatingesnis toksai. Po truputį, va, tvarkausi ir tą mitybą ir nebebadauju ir toksai jau kaip metus svorį, tai jau tvarkingiau jau, žinai, nebesutiksit vidury nakties degaliniai manęs. Tai, ką žinau, tai taip pabiškiai ta gyvenimo kokybė gerėja, aišku, būna visokių tų etapų, būna, kad liūdniau, būna, kad linksmiau, bet, manau, apie tai ir yra gyvenimas, žinai. Jau saugęs, tvarkingas vyras darosi. Ignai, aš labai nekantrauju šiaip pasikalbėti ir su Nikola, ir su Nauriu, bet dar vieną žmogų pakalbėjau. Jo, liko dar tavo pusė reikalų. Nervus truputėlį dar patampykim žmonėm. Akram, welcome to UTMA. We know you have fought in Lithuania before, so you know Lithuania, but right now you have joined the most prestigious and the biggest and the strongest organization here in Lithuania, UTMA. Have you heard about this organization before? What was your impression? And right now when you are here, without an opponent yet, but will be fighting here in Kaunas, what are your emotions? Well, I've seen UTMA before. Even when I was competing here in Lithuania, it occurred to me as a new organization, but I think they're growing very fast. They're doing good. They're very professional in how they put up their events and how they treat their participants in the events and everything. So I'm happy to be here and happy to take a place in a new and good organization and make my name memorable here. Akram, when debuting in an organization, always good to, have a little CV about yourself. I know you have fought in Infusion and other organizations, you have that resume, but how would you describe yourself? What kind of fighter are you and what kind of experience do you have under your belt already? Well, I don't have too many fights, as a lot of people here might have up to 30-40 professional fights. I don't have that much in quantity, but I think that I have it in quality. As you said, I've fought in Infusion, I've fought a high-ranked fighter in Infusion, I've fought in other organizations against some highly ranked fighters there. I've beat some, I've also lost to some, but I think that has built me as a fighter, and I'm very dangerous when it comes to the ring. I like to put it all out, and I don't really hold anything back. Okay, Akram, we are waiting for your debut here in the ring, and actions speak louder than words, so we're gonna see you in action. And I think we have to stay in English for this one, because we have an international champion. So that our champion understands. The one and only international champion here in UTMA. So, Nikola, you are the champion, so the mic goes to you first. Welcome back to Lithuania. Welcome back to UTMA. We asked one other champion the same question after the belt. How many nights have you spent with that belt in your bed after you won it? Hi guys, thank you for coming back. It was maybe a night or two, I'm not gonna lie. But yeah, I did sleep the first night for sure with it. Didn't find anybody else to sleep with? No. It was too pretty to sleep with anybody else. Okay, yeah. Winning the belt is
a better experience than anything else, I think, for that night. Ir Nauris bandys pasikesinti tą diržą. Nauris, your statement. Gali šiaip Nauri lietuviškai, padėsim tau išvers, kad tarp priešininko pasikalbėtų. Galim išversti, nesvarbu. Patyrėte traumą, rugsėjį neiššokai į tą diržo traukinį. Nikola tave kaip tik ir pakeitė ir kaip tik ir iškovojo tą diržą, tai tokia įdomi čia transformacija gavosi, dabar jau pagaliau ir tu turi tą šansą dėl 75 kg diržo. Lauki ir sulauki, sveikas, gyvas, dabar jau viskas gerai, ne? Jo, sulaukiau to šanso, norėjau labai kovoti rugsėjį, gavosi kaip gavosi, atsitiko viskas treniruotėje, šparingo metu. Tai čia tokių dalykų nenumatysi, kartais nori įdėti į pasiruošimą 110%, turbūt tas kartais ir pakiša koją. Tai, faina ir džiugu, kad gavau vėl tą šansą. Tai dabar esu pilnai pasiruošęs ir laukiu, kada galėsiu save parodyti. I will help with translation. Yes, please do. We asked Nauris, he was the main opponent for Raimondas Vlasevičius in September. You were a substitute after his injury. Right now he says he's in a perfect shape. He finally got his chance and he's excited to actually be here and finally fight for the belt. Nikola and Nauris, you have a little bit of the same history because Nauris actually fought against Raimondas Vlasevičius. You have defeated Raimondas Vlasevičius for the belt. Do you see that this experience, the similar experience, the same fighter actually gives you some insight of what kind of fighter Nauris actually is? I don't think so. What can I say? Like, in the first fight, they counted me out. Second fight, same. I showed everybody that I'm tough enough, that I can endure anything, and I hope he's as prepared as he says, and we're gonna put on a great show and give the fans a really, really, really great fight. O tu matai tų bendrų tokių dalykų, kuriuos gali išsinešti? Visgi Nikola jau turi 2 kovas čia pas mūsų organizacijai ir didelius jau vardus pakankamai yra įveikęs. Kaip tau jisai kaip kovotojas? Tai ką aš galiu pasakyti apie čempioną, kuris turi diržą? Tai aišku, geras kovotojas, įveikęs 2 gerus sportininkus Lietuvoje. Geras iššūkis man, bet lygiai taip pat ir bus geras iššūkis jam pabandyti rodyti, kad jisai to diržo yra vertas. Tai viskas yra gerai. Su to mačiau jo kovą su Raimondu. Ta kova pasisuko šiek tiek ne taip Raimondui. Jisai atrado kažkokį raktelį, kažkokį planą, gal pavyko įgyvendinti, bet toj kovoj, mano manimu, Raimondas atrodė geriau, bet čia vėlgi jisai rado būdą, kaip įrodyti, kad jis yra geresnis ir jam pavyko. Tai džiugu už tai ir manau, bus gražus ir geri fejerverkai tą dieną. It's going to be fireworks, that's what Nauris says, and he also says that it's going to be a good challenge for both of you. But my takeaway from his statement is that Raimondas fought better than you in that fight. You found a way to win, but he says Raimondas was better than you. Your reaction? He's totally right. Yeah. He won the first 3 rounds. And there's no doubt about it. His style was not something that I found a way to go around in the first 3 rounds. But as you all saw in the 4th, I did. So don't count me out. What I'm gonna say to both of them, I'm gonna defend this time, and then I'm gonna let them fight for the second time and see who's actually the winner, if they want, for the belt of the 75 kilo. Nikola, winning the belt is one thing, defending it is another. Do you feel that being a champion and actually having that chip on your shoulder and being the defending champion is always a higher pressure fight? It's always a bigger fight, and especially for a champion actually proving himself, as Nauris said, like, this is your chance to actually prove that you are worthy of having that belt. Yeah, of course, just like you said. Plus, I'm not from Lithuania, so I think, that's just normal opinion that they want their guy to be the champion. Which I'm not Lithuanian, but I want to stay here as long as possible. You guys are treating me well, and I want to show my skills to the world. And if that's Utma, I'm totally happy with it because I like it here, and it's a lot of pressure. Exactly. Patinka Nikolai būti čempionu, patinka jam būti Lietuvoje. Nauri, ką tu pasakysi Kauno publikai? Čia jau gal net nebūtina bus verst. Ir dar prie to pačio aš tau pridėsiu, Nauri.
Žinom, kad Nikola šiaip yra tas kovotojas ištvermingas ir atkaklus. Ir pats šitą minėjai, kad jį netaip lengva sulaužyti, kad ir kas vyktų ringė. Ir dabar čia bus 5 raundų kova. Ko galima tikėtis iš šitos kovos? Žinom tavo stilių, žinom, kad tu agresyvus, žinom, kad tu mėgsti tą mūšį ringę. Čia žmogus, kurį netaip lengva yra užlaužti. 5 raundai čempioniška kova, ko laukti iš tavęs vasario 21 dieną? Pradėt pakentėjo ir paėjo. Kadangi jau vien kovos disciplina yra biški kitokia, ilgesnė kova, tai ir iš manęs reiktų tikėtis kažko šiek tiek kito. Ką aš galiu pasakyti, kad tikrai bus, tai bus tikrai didelė ir stipri kova žiūrovams, bus graži kova ir žmonės gali tikėtis gero kickbokso. Ta aš galiu tikrai pasakyti, o planą pasilaikysiu savo, ką aš ketinu daryti. Tai va, tai tiesiog pirkit, žiūrėkit, laukit ir sirkit už kažką. Linkėjimų Kaunui, tik nepasilaikyk savo. Nu ką, Kaunas, ateikit, palaikykit, tai lauksiu jūsų visų. Tikiuosi, ateisit ir sirksit garsiai už Kauną, už Lietuvą. Nikola Nauri said that it's going to be a 5-round fight, so you have to expect something different from him too. It's going to be an enticing and exciting matchup because everybody is going to see a high-level kickboxing. In your eyes, what this fight is going to be and what to expect from you as a champion on February 21st in Kaunas? Yeah, same as last time. Don't even think for 1 second that if I'm losing the first 4 rounds, that I'm gonna lose the 5th. I can come back and knock you out easy. So yeah, it's for sure gonna be a tough fight, but we're getting prepared for it. And yeah, let's see who holds up the most, just like the last fight. Nu ką, neapsigaukit šiaip iš tikrųjų, šitie 2 vyrai kalba ramiai, bet tikrai čia nebus rami kova. 5 raundai, kova dėl čempiono titulo, jį ginantis 75 kg UTMA kickbokso čempionas Nikola Cvetkovičius prieš Naurį Lukošiūną. Vasario 21 diena, Kauno Žalgirio arena, bilietus platina kakava.lt, tiesioginę transliaciją galite įsigyti utma.lt. Ačiū Jums, ačiū čia kovotojams, kurie susėdė. Dar turėsime pirmuosius kai kurių kovotojų face-offus. UTMA 17, UTMA vėl atkeliaus į Kauną, Kauno Žalgirio areną vasario 21 dieną. Išankstinę spaudos konferenciją uždarysim su 4 face-offais. 4 kovos. Į Nemuno salą praplauksim pro keletą face-offų. Pro keletą face-offų, 4 kovos, kurias jau žinome ir nieko nelaukdami pradėkim. Kickbokso kova, svorio kategorija iki 62 kg ir mėlynas kampas Milanas Majauskas. Na ir šioje, kaip ir kalbėjom, keršto pripildytoje kovoje, raudonas kampas Žygimantas Šamanas Kiudelis. Šiek tiek meilės. Adatas turi gal, ne? Pradėjom su trenksmu. Jo, aš norėčiau tokias prišlybas pamatyti, žinai, kur atneša ten širdį kokią arba žiedą, susprogdina ir jungia. Gerai, važiuojam. Judam prie kitos. Judam prie kitos kovos. Kickboksas. Mėlynasis kampas. Fighting for blue. Arsenijus Nikolajevs. Ir raudonasis kampas Fighting for Red. Dovydas Levickis.
Dar viena kickbokso kova mūsų lauks vasario 21 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Svorio kategorijoje iki 79 kg. Mėlynasis kampas Danila Matiukov. Ir jo priešininkas raudonajame kampe Arnoldas Misiūnas. Sutarėm. Aš nuo vieną, jeigu taip esi įsitikinęs savo. Jau sutarėm. Jeigu esi įsitikinęs savo pergalę. Tai aš tiek sveriu. Kiek sveri? 7-9 ir sveriu. Okay. Jeigu aš taip nebijočiau, aš sutikčiau. Bet aš suprantu tą. Viskas gerai. Tai yra ko bijot. O čia jau bus konferencijai pamatas. Bus dar tų konferencijų. Bus paskui dar ir proga pasisvert. Nu ką, važiuojam į ne tik šiandienos face-offų, ne tik šiandienos išankstinės spaudos konferencijos, bet ir viso UTMA 17 saldainį. Kovų kova. Visiškas pikas 17-ojo UTMA renginio. Kickboksas, svorio kategorija iki 75 kg. Tai kova dėl čempiono diržo. A championship bout in UTMA 17. Mėlynasis kampas. Fighting for blue corner. Nauris Lukošiūnas. Jo oponentas raudonajame kampe. Fighting for red UTMA champion Nikola Cvetkovič. Nice, nice. Gonna be good. It's gonna be good fight. For sure, man. For sure. Okay, guys, face forward. Tiek žinių, Martynai, vasario 21 dieną pasimatom Kaune. Jeigu nori gyvai pasimatyti, kur reikia eiti? Ogi kakava.lt. O jeigu nori negyvai, jeigu pats biški negyvas tavo. Jeigu toks prilūžęs truputėlį, tai utma.lt, ten galite įsigyti tiesioginę pay-per-view transliaciją. UTMA 17, Kauno Žalgirio arena, vasario 21 diena. Čia buvo išankstinė spaudos konferencija. Iki greito, o mes dar pasimatysim ir spaudos konferencijose. Prieš tai, žodžiu, sekite naujienas visose UTMA profiliuose per visą egzistuojantį pasaulį. Jeigu biški palūžė, tai dar ir Lucky Punch turėkit po ranką per tą transliaciją. Iki. Ate. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Naujas sezonas prasideda. Sportuok net iki 50% pigiau su Easy nariste pirmus 6 mėnesius. Sportuok Gym Plus. Tavo verslui reikia erdvės. Erdvės idėjoms ir kūrybiškumui. Tai erdvės pripildytos inovacijų ir pažangių sprendimų. Nordspace – išmaniai valdomi verslo boksai.